Birželio 5 diena. Už nieko nesilaikyti. Viską, kas atsitinka, Dievas panaudoja kaip priemonę vesti mane į vienumą. Kiekviena būtybė, kuri žengia į mano gyvenimą, kiekviena dienos akimirka yra skirta žeisti mane pasaulio nepakankamumo suvokimu. Ir tai tinka kiekvienam sukurtam dalykui, įskaitant vienuolynus, taip pat juntamas malonės, proto nušvitimus, idėjų valios įkarštį. Viskas, ką paliečiu, pridegina sa ir gydančia ugnimi. Negaliu už nieko laikytis. Neverta liūdėti dėl tų dalykų, kurie mane skaudina. Šis skausmas yra Dievo meilės man ženklas ir jo laidas. Tai jo gilios ir tobulos vienatvės pažadas. Šiandien regis, buvau smarkiai įsitikinęs, kad vienuma man iš tikrųjų skirta jo valia ir kad tikrai būtent Dievas mane šaukia į dykumą. Tačiau nebūtinai į dykumą geografinę prasme, bet jo širdies vienumą.